Sveiki atvykę į Shonen Alpha, vietą, kurioje kiekvieną savaitę dalinamės karščiausiamis anime naujienomis. Gege Akutami manga Jujutsu Kaisen oficialiai baigsis dar po 5 skyrių, o paskutinis skyrius pasirodys 2024 m. rugsėjo 30 d. Ši manga pasieks pabaigą po 6,5 metų nuo jos pradžios 2018 m. kovo. Apie tai buvo pranešta per specialią Shonen Jump tiesioginę transliaciją. Gege Akutami rašo ir iliustruoja Shonen Jump manga seriją, kuri šiuo metu turi 266 skyrius ir 27 rinkinius. Tai viena iš perkamiausių mangų, neseniai viršujusi 90 milijonų egzempliorių tiražą. Ši manga taip pat turi TV anime adaptaciją, kurią kūrė studija MAPPA. Pirmasis sezonas buvo rodomas 2018 metais ir truko 24 epizodus, o antrasis sezonas rodytas 2023 metais turėjo 23 epizodus. MAPPA taip pat sukūrė prequel filmą, kuris buvo išleistas Japonijoje 2021 metais ir tarptautiniu mastu kitų metų kovą. Šis anime buvo taip pat rodomas ir Lietuvos kino teatruose. Hunter x Hunter manga oficialiai grįžta spalio 7 dieną. 45-ame šių metų Weekly Shonen Jump numeryje. 2022 metų gruodį buvo paskelbta, kad ji nebus daugiau leidžiama kas savaitę. Paskutinis tomas buvo išleistas 2022 metų lapkritį, o 38 tomas planuojamas išleisti šį rugsėjį. Yoshihiro Togashi rašo ir iliustruoja Hunter x Hunter mangą. Ji pradėjo būti leidžiama Shueisha's Weekly Shonen Jump žurnale 1998 metų kovą. Manga dažnai buvo nutraukiama dėl kūrėjo sveikatos problemų. Dabar jis retkarčiais skelbia atnaujinimus X Twitter platformoje ir atrodo, kad šiuo metu jis dirba ties 417 skyriumi. Viz Media įsigijo teisės į serijos leidimą anglų kalba ir naujausius manga skyrius galite skaityti nemokamai Manga Plus svetainėje. One Piece gyvo veiksmo antras sezonas apims turinį nuo Launch Town iki Drum Island pabaigos, kaip atskleidžiama naujame Eiichiro Oda pranešime. Tarp šių vietovių komanda apsilankys Reverse Mountain, Twin Cape, Whiskey Peak ir Little Garden. Oda taip pat juokais paminėjo, kad yra stipriai įsitraukęs į gamybą ir kad nauji aktoriai bus atskleisti artimiausiomis dienomis. O ką jūs manote apie gyvo veiksmo One Piece adaptaciją? Savo nuomonę palikite komentaruose. Netflix paskelbė, kad ikoniškas Studio Ghibli filmas Grave of the Fireflies pasirodys platformoje rugsėjo 16 dieną. Šis 1988 metų filmas yra paremtas Akiyuki Nosakos aprašymu, kurį režisavo Isao Takahata. Jame pasakojame apie du našlaičius brolį ir seserį Seitą ir Setsuko, kurie kovojo už išlikimą po karo sugriautoje Japonijoje. Dan anime pristatė naują anonsą, kuriame skamba pradinė tema Otonoke, atliekama Creepy Nuts. Baigiamoji daina Tai Dada priklauso Zutomajo. Anime premjera įvyks spalio 3 dieną. Rugsėjį planuojamas 3 pirmųjų epizodų kino seansas, pavadinimu Pirmasis susidūrimas. Kengan Ashuro antro sezono antra dalis jau pradėta transliuoti per Netflix ir jie atskleidė pradinę bei baigiamąją dainas. Animaciją kūrė Larax Entertainment, o režisierius yra Seiji Kishi. Animacinis serialas Tomb Raider The Legend of Lara Croft atskleidė trečiąjį anonsą prieš numatytą išleidimo datą, kuri yra spalio 10 dieną per Netflix. Tai yra Legendary Television produkcija. Pagrindiniai vaidmeniai įgarsina Hayley Atwell, o istorija oficialiai vyksta po žaidimų trilogijos. Arcane antras sezonas atskleidė naują posterį prieš lapkritį numatytą išleidimą Netflix platformoje, šįkart su Eko. Patvirtinta, kad šis tęsinys bus paskutinis serialo sezonas. Vizualinę medžiagą jie trumpai apibūdino kaip From Little Man to the Boy Savior. Jei esate tikri anime fanai ir norite sužinoti, kas vyksta jūsų mėgstamiausiuose serialuose, ar tiesiog giliau pasinerti į anime pasaulį, sekite mūsų YouTube kanalą ir taip pat paremkite mūsų Patreon.